Kai kitą kartą ragausite genio alų, įsivaizduokite, kad tai yra dviejų žmonių svajonė virtusi realybė. Karjerą pradėjau kaip namų aludaris. Per visą laiką išviriau turbūt daugiau negu 120 alaus skirtingų receptų. Šitą mintį apie alaus gamybą aš parsivežiau iš San Francisco, iš Amerikos, vakarinės pakrantės, kur alaus kultūra yra tikrai aukštumoje ir kraftinio alaus galima rasti pačio įvairiausio, pačio įdomiausio ir turbūt pačio aromatingiausio, nes ten auga apiniai ir jie visada yra šviežūs. Grįžus iš San Francisco norėjau dirbti su alumi ir pirmas dalykas, ką padariau, atidariau Genio gastropubą Kauno senamiestyje. Ten ir sutikau Joną ir mes tenai pradėjome bendrauti. Pirmas pasiūlymas Laurio dirbti kartu buvo su tokiu pajuokavimu. Sako, juk tavo pavardė Miežys. Tai tu tikrai turėtum sudaryti puikų alaus meniu ir apie alų turėtum suprasti. Iš Amerikos turbūt parsivežiau ir tą idėją Think Big, kad apie dalykus reikia galvoti smarkiai ir dideliai. Tai taip turbūt atsirado ta mintis ne tik tai gastropubui, bet ir Bravorui. Nes būtent su Jonu mes išrutuliojame tą mintį, kad galbūt galėtume gastropube parduoti alų, kurį išvirėme patys ir pristatyti jį taip bendruomeniai ir visai alaus mylėtojų bendruomeniai. Vėliau viskas išsirutuliojo į tai, kad mes vis tik norėjom gaminti tik alų, norėjom jį pristatyti žmonėm daug plačiau negu vienojame gastropube. Ir aš tiesiog gastropubą pardaviau būtent tam, kad toliau tęsti kelionę link svajonės, link tikslo, link įgyvendinimo ir link Genio Bravoro. Alus mums tarsi kūryba, tarsi meno forma, savęs išraiška. Pirmosius 1000 litrų mes išviriam žmonėm, kurie vertina, supranta tikrą gryną skonį. 2016 m. sausio mėnesį mes publikai pristatėm pirmąjį savo alų. Tai buvo Genys Californicacija American Pale Ale. Pirmuoju Genio gamintoju tapo nedidelis bravoras, kuris įsikūręs Vilniaus rajone. Mes tiesiog buvom tie vadinami gypsy brewers arba contract brewers, kurie nuomojasi bravorą ir bravoro paslaugas ir ten verda alų. Laikui bėgant paklausa pradėjo viršyti pasiūlą ir mes buvom priversti būti tylūs. Ir tai galbūt paspartino mūsų svajonę ir sukurti, įrengti, padaryti, pastatyti savo bravorą.